Taip, ten labai ilgai video buvo paskutinė, dabar padarėm naujesnį versiją iš karto. Ir dabar man, pavyzdžiui, čia yra Garūnų 56 Čaihana kavinė, restoranas. Ir jūs čia pagaminat šviežius maistas. Čia labai gerai. Ir, pavyzdžiui, žmonėms įdomu, pavyzdžiui, čia yra parkingas aikštelė yra, jo, jūsų parkingas aikštelė, klientas atvažiuoja čia, tokis spalvotas sienas mato ir spalvotas, nežinau, medžiagas mato ir matos, kad čia kitokia vieta. Bet, pavyzdžiui, man, pavyzdžiui, čia patogu atvažiuok su vaikas. Kaip jūs galvojat, pavyzdžiui, aš turiu 2 vaiką turiu. Čia patogu atvažiuok su vaikais? Jo, manau, kad patogu, nes gali pasiūlyti ir maistą vaikams. Jo, labai gerai. Pas jūs yra mano dukra labai mėgsta čibörek yra. Jo, čibörek. Čibörek ir Lietuvoje yra čibörekas. Ir dar vieną dalyką pasakysiu, čibörek ir Turkija yra. Jo, ir lygiai tą patį žodžių. Aišku, čia Lietuvoje idėja čibörekas. Jo, pas mus čibörek, lygiai tą patį maistas. Labai įdomu, kaip ten, iš kur ten atsirado, nežinau, gal tatarų atvežė čia, žinai, otomano laiką, aš nesivaizduoju, bet lygiai tą patį pateikalas. Ir, pavyzdžiui, vaikai čia galite atvažiuoti, galite pavalgyti, jo labai lengvas. Ir jūs su viena kartinė indėlis. Jo, man atrodo, čia yra ten plusas yra, minusas yra, aišku, bet čia yra plusas, man atrodo, daugiau. Tokiam vieta, jeigu ten indus platų ir tikrai neįspėsi, čia Garūnų teritorija tikrai daug žmonės atvažiuoja. Ir man dabar, pavyzdžiui, įdomu, kiek čia už šašlikas reikia palaukti, jeigu, pavyzdžiui, mes užsakom? Сколько надо ждать, если шашлык заказ? 15 до 20 минут. Apie 15-20 minučių. Čia normaliu, čia labai normaliu. 15-20 minučių. Plov, man atrodo, biškil greičiau. Jo, greičiau apie 5, nu jeigu nėra daug užsakymų, tai apie 3 minutės. 3-5, to visada yra. Klientai зависит, что если много клиентов. Jo, jeigu daug, tai ilgiau užtrunka. Ir matau, kad pas jūs yra turkiškas limonadas, yra gruziniškas, yra airanas, yra azerbaidžianiskas limonadas, tikrai įdomus gėrimas irgi, kurį ten vaikam irgi tiktų. Jo, daug limonadų. Jo. Ir pas jūs įmanoma, pavyzdžiui, užsakyti didelį kiekį, pavyzdžiui, už 20-30 žmonės, jeigu, pavyzdžiui, aš namuose gimtadienį padarysiu, galima užsakyti? Galima, bet reikės anksčiau paskambinti ir pasiklausti, susitarti. Jo, jeigu anksčiau mes susitarsim, aišku, ten viską ten sumokėsiu, tada jūs gaminę, tada jūs kažkaip suderinat. Tai labai gerai, labai normaliu. Ir dabar man, pavyzdžiui, įdomu, dabar mes normalius stalą, europietiškas stalą valgom. Jūs, pavyzdžiui, Tadžikistane jūs daugiau ant stalo valgot ar ant grindį valgot? Ne, Tadžikistane dažniausiai ant grindų būna, kad valgo. Okay. Ar patogu, nepatogu, pavyzdžiui? Nu, mums tai patogu, bet kas bando iš Lietuvos, tai sako nelabai. Nelabai patogu, jo. Bet mes jau pripratom. Jo, tai aišku, pas mane šeima mes beveik nevalgom. Jeigu kaime važiuodama, ten ant grindį valgom, bet mes mieste buvo gyvenu visą laiką. Istambulą ten mes ant grindį nevalgom. Jo, bet ant grindis valgyti tikrai. Iš vienos pusės taip nepatogu, iš kitos pusės labai gerai tempimą darot koją. Tikrai ten, jeigu ten labai gerai tempimą darot, sveika realiai, galiu pasakyti. Tai va, ir čia yra labai skanus arbatos ir darbo laikas, aš dar kartą priminsiu, kad dirba nuo antradienį iki sekmadienį ir nuo 9 iki 4 valandą. Jo, iki 4 valandą dirba. Jeigu didelis užsakymas norim padaryti, iš anksto galim skambinti ir jūs padarysit, jo? Taip. Tai va, atvažiuokit Garūnų 56 Čaihana kavinę.